galima sakyti, kad paroda prasideda nuo Rūsio, kadangi čia yra pasakoma pirmiausiai apie senuosius Lietuvos gyventojus dar iki Palemono atėjimo. Ir čia, sakysime, būtent ant šitų kartonų esu nupaišęs senuosius Lietuvos gyventojus, kurie buvo galbūt daugiau iš roplių pasaulio, kad jie šliaužėdavo, ropodavo po žemę. Ir ne veltui paskui metraštininkai, istorikai yra rašė, kad senovės lietuviai labai gerbė žalčius ir gyvates. Tai būtent dėl to, kad pirmieji Lietuvos gyventojai buvo tokie. Ir ant priešingos sienos netgi esu nupaišęs pusiau moterį, pusiau gyvatę su dviem galvom. Čia irgi yra iš senųjų Lietuvos gyventojų iki Palemono atėjimo portretas, atvaizdas. Ant kitos sienos, kita siena yra skirta senai Lietuvos architektūrai, nes irgi galima taip hipotetiškai spręsti, kad senovės lietuviai gyvendavo medžiuose, akmenyse, urvuose, drevėse ir panašiuose gamtiniuose dalykuose. O šita Rūsio ir parodos dalis yra skirta tam chtoniškajam pasauliui, pomirtiniam pasauliui, tai yra Palemono ir Palemonidų ir šiaip senovės lietuvių laidojimo apeigoms skirta dalis, kur jie išplaukia vandenimis į mirusių karalystę. Jeigu ant grindų pintoje Eldijoje, o ta Eldija tai yra senovinis lopšys iš mano prosenelių kaimo Dzūkijoje, iš Kamarūnų kaimo, čia yra vaizduojami trys palemonidai - Barkus, Kūnas ir Spera, plaukiantys į mirusių karalystę, o ant kartono esu nupaišęs Nemunu plaukiantį Palemoną, irgi plaukiantį pasroviui, link jūros, link mirusių pasaulio. Įkvėptas Motiejaus Strijkovskio, kuris savo viename iš veikalų yra aprašęs Lucko pilyje kabojusius senovinius gobelenus, kurie vaizduoja Palemono ir Palemonidų atvykimą į Lietuvą, irgi bandžiau nupaišyti Palemonų pasitraukimą iš Romos, o pati pradžia parodos, galima sakyti, tai vaizdų pradedama paroda, kompozicija vaizduojančia žmonės pasitinkančius arba išlydinčius saulę, tai yra sėdinčius prie jūros ir galbūt jie mato atplaukiančius iš savo tėvynės Italijos, Palemoną ir jo pasekėjus. Piešiniuose plunksnele bandžiau pavaizduoti Palemoną ir jo palikuonis, vyriškos, moteriškos giminės romėnus arba palemonidus, jų skulptūras, jų stabus, stovylas ir panašius dalykus. Ši parodos daly yra skirta iki palemoniškai ir palemoniškai civilizacijai, jos likučiams yra įvairūs senoviniai stabai iš Palemono laikų 2000 metų senumo. Vienas iš jų vaizduoja Barkų, kitas iš jų vaizduoja Palemoną, galbūt Kukovaitį, nes rašytiniuose šaltiniuose minima, kad mirus Palemonidams senieji lietuviai juos garbindavo kaip dievus ir statydavo jų stabus. Pagal 17 amžiaus karo architekto, matematiko, mokslininko Juzefo Narunavičiaus Naronskio rankraščius rekonstravau, kaip galėjo atrodyti romėniškoji architektūra Lietuvoje. Ir man pačiam atradimas, kad cerkvė, kurioje eksponuojama paroda, kuri yra kryžminio plano, irgi savo kontūrais tarsi kartoja kryžiaus pastato siluetą, o pagal Juzefą Narunavičių Naronskį tokią architektūrą statė būtent Palemonidai Lietuvoje. Čia yra vaizduojamas romėnų atvykimas į Lietuvą. Palemonidai į Lietuvą atvažiavo su įvairiomis vežėčiomis, triumfo vežimais, įkinkytomis į 4, 3 arba 1 žirgus, vadinamosios kvadrigos ir panašiai. Tai irgi reikia turėti omeny, kad ratas Lietuvoje atsirado kartu su romėnais, tai yra su Palemonu.
Palemonidai Lietuvoje atgabeno dvi žaidimų rūšis. Viena iš jų yra imtynės, kita žaidimas su rutuliais. Tai irgi visą tai bandžiau pavaizduoti savo parodoje. Būtent čia vaizduoju palemonidą žaidžiantį romėnišką tautinį žaidimą, nacionalinę sporto šaką propaguojantį, tai yra žaidimas rutuliu. Toliau, jeigu eitume, matome, čia yra vaizduojamas Palemonas ir jo sūnus, vyriausias sūnus Barkus, kurio dėka Jurbarkas gavė savo pavadinimą. Ir tai yra tokia dvilypė asmenybė. Viena žmogaus dalis žvelgia į praeitį, į romėnišką palikimą, kita žiūri, tai yra Barkaus veidas, žiūri jau į ateitį, į Lietuvos ateitį. Šioje drobėje, remdamasis Alesandro Vaninio ir to paties Motiejaus Strijkovskio kronikomis ir juose publikuotais Palemonidų atvaizdais, bandžiau pavaizduoti, kaip galėjo atrodyti Barkus jaunystėje, jau atvykęs į Lietuvą. Kadangi senieji Lietuvos istoriografai irgi ir tą patį Vytautą su Jogailu sieja su Palemonidais, laiko juos tiesioginiais Palemono palikuonimis, šioje drobėje pavaizdavau Vytautą ir Jogailą, du pusbrolius jaunystėje. Na ir paskutinė drobė iš didžiųjų, tai joje yra vaizduojamos dvi moterys iš Lietuvos istorijos, nes kaip žinome, Lietuvos, kaip ir kitose istorijose, labai dažnai moterys nebūdavo minimos, jos tarsi plaštakės plasnojo kažkur tarp eilučių Lietuvos istorijos puslapiuose. Galima pažvelgti į viršų, viršuje 4 kampuose, vadinamuose burėse, pakabinti 4 iki palemoniškosios Lietuvos veikėjai, tokie mitologiniai personažai, kurie yra ir faunai, ir satyrai, ir įvairūs girių bei laukų dievai ir dievybės. Altorinėje dalyje vaizduoju palemonidus, jaučiančius palemonidus, nes aš manau, be abejo, tai yra mitiniai ir net mistiniai personažai ir istorijoje, ir mitologijoje, bet visiems žmonėms, tegu jie bus ir labai mitiniai, yra būdinga, kad jie turi pojūčius, jie jaučia, jie gali vaikščioti, ropoti, šliaužti, gulėti, stovėti, netgi verkti. Ir čia bandžiau pavaizduoti tuos pojūčius, kuriuos patiria ir mitiniai, ir realūs žmonės. Kadangi čia yra buvusi altorinė erdvės dalis, tai vis tik išeksponavau krikščioniškus jau ženklus. Ir kairėje pusėje yra Šventasis Laurynas. Šventasis Laurynas buvo nukankintas ant įkaitintų grotų. Dešinėje yra Šventasis Baltramiejus, kuris buvo nukankintas jam nulupus gyvam odą. O kodėl vaizduojami du šie šventieji? Todėl, kad 16-17 amžiaus Lietuvos dailėje būtent šitie šventieji kankiniai buvo pirmieji šventieji, kurie vaizduoti nuogais, kas buvo labai populiaru Renesanso dailėje. Tai nuogas kūnas Lietuvos Renesanso mene atsirado kartu su būtent kankinių vaizdavimu. Bokštas arba viršutinioji parodos dalis yra skirta Motiejaus Strijkovskio istorijai. Ir būtent lipant laiptais galima pamatyti įvairius personažus, realius ir nerealius iš Motiejaus Strijkovskio laikų. Tai ir tas pats karalius Vladislovas Vaza, kuris jau valdė mirus Motiejui Strijkovskiui, ir įvairūs mitiniai personažai. Tiesiog bandžiau sukurti kažkokią 16 amžiaus pabaigos, 17 amžiaus pradžios atmosferą, nuotaiką, mintis, vizualizuoti jausmus, netgi tai, ką patyrė, išgyveno to meto žmonės. Šalia Motiejaus Strijkovskio manekeno kabo jo paties autoportretas, nes žinoma ir tikrai yra rašytinių šaltinių ir netgi paties išlikusių Motiejaus Strijkovskio eskizų, piešinių, liudijančių, kad istorikas turėjo ir duomenis, ir gebėjimus menui. O jeigu realiai, tai šitą autoportretą, nežinomą autorius autoportretą, esu radęs Vilniaus dailės akademijos šiukšlyne.
bet tokiu būdu aš kaip dailės istorikas atributavau, priskyriau jį Motiejaus Strijkovskio nuopelnams. Naudodamasis ready-made'us arba objet trouvé surastus daiktus irgi Vilniaus dailės akademijos šiukšlyne prie konteinerių, nežinomų studentų darbai, piešiniai, kurių dėka aš bandžiau rekonstruoti dalį Motiejaus Strijkovskio gyvenimo. Čia yra jo paties jaunystėje portretas, čia yra būtent kaukolė, spėjama Motiejaus Strijkovskio kaukolė, čia yra jo mylimoji Dorotėja arba Darata, kurią buvo įsimylėjęs Motiejus Strijkovskis, Dorotėja Jendrijevskytė, Jurbarko Vaito dukra. Na ir čia, atkreipkite dėmesį, tai yra Jurbarko rotušės, senosios Jurbarko rotušės pastatytos 17 amžiaus pradžioje interjero rekonstrukcija.